antrąją tarptautinio žurnalistų ralio dieną Druskininkuose lyderiai išlieka tie patys. Įveikus pusę iš 14 etapų pirmauja penktadienio favoritai – Kęstutis Taškūnas ir Andrėjus Savčenko su Volkswagen Golf automobiliu. Jiems ant kulnų, kaip ir vakar, mina Renaldo Gabarto ir Vinco Gerdžiūno ekipažas Volkswagen Golf. Treti – šeimyninis tėvo ir dukros duetas Dainius ir Lina Leonavičiai. Mums nereikia nieko šiandien vytis. Renaldas pats pasiduos, Arūnas pats pasiduos, visi pasiduos patys. Ketvirtoje vietoje Lenkų Jaceko Jureckio ir Arkadišo Racevskio ekipažas. Juos vejasi ukrainiečiai Aleksėjus Nachanovas ir Sergejus Kravecas. Pirmąją dienos pusę iš kovos pasitraukė Edmundo Povilausko ir Gintaro Sudaro ekipažas. Vyrai nesuvaldė savo Toyota Corolla ir rėžėsi į medį. Nors specialiai lenktynėms ruoštas automobilis buvo smarkiai suniokotas ir lenktynių tęsti nebegalėjo, ekipažo nariai liko sveiki. Sveikas gyvas. Sveiki visi? Sveiki. Aš galvoju, žinai, kad tu iškipai, galvoju, kad Grinius. Čia reikės tikriausiai jau, kad jūs išvežtų, taip? Nu taip. Nepaisant lenktynių aistrų, ralyje vyrauja draugiškos nuotaikos, o dalyviai su kiekvienu etapu vis gerina savo važiavimo įgūdžius. Nėra ką pasakot. Pirmą kartą kažkaip pasimetėm, tai už tai praradom 1 minutę, tai gaila nelaimėsim. Ši diena daug įdomesnė, daug greitesnė. Labai geras greičio ruožas miške, labai sklysta mašina, daug konkorėžių ir spyglių ant kelio. Bet labai įdomu, nes yra tikrai azartas, daug įdomiau negu aikštelėse važinėti. Tai nuotaika kovinga ir vejamės konkurentus. Taip, po to šitaip, po to šitaip, po to taip. Ar ne? Įspūdžiai neblogi. Aš manau, kad iki šiol parengti greičio ruožai yra parankesni mažesniem automobiliam, kadangi daug slalomo rungčių. Mes, sakykime, mūsų ekipažas važiuoja gana ramiai, nes vis dėlto važiuoju su 12-mečiu sūnum, pirmąsyk dalyvaujam varžybose, todėl mūsų tikslas ne kažką laimėti ar nustebinti, bet tiesiog sėkmingai finišuoti. Ir kol kas mums tai pavyksta. Aišku, reikia padaužyti turbūt į medį, bet medžio nėra. 15 kartą vykstantis tarptautinis žurnalistų ralis baigsis šeštadienio vakarą, tačiau iki tol dalyviams dar teks įveikti ne vieną etapą, kur kiekviena prarasta sekundė gali kainuoti prizinę vietą.